Akcijos, nuolaidos, išpardavimai, pirkite ir sutaupykite. Tai šūkiai, kuriuos girdime kasdien. Visi reiškia tą patį. Vartokite, pirkite ir kuo daugiau. Lenkų filosofas Zygmundas Baumanas yra sakęs, kad mūsų visuomenė priversta vartoti. Mums teliko viena galimybė – pasirinkti, ką vartoti. Vis dėlto žodis vartojimas dažniausiai nuskamba tik neigiamame kontekste. Tačiau filosofas Mindaugas Kubilius sako, kad vartojimo problema – tai naujas didelis mitas. Pirmas dalykas, tai susidėstykim, kas yra ta realybė. Klausimas, ar vartojimas yra blogai? Na, atsakymas yra toksai. Na, šiandien aš ryte valgiau pusryčius. Ką aš dariau? Aš vartoju. Tai yra blogai. Tai yra gerai. Tačiau jei esate protingas, savo elgesį kontroliuojantis žmogus, tuomet nepasimausite ant reklamos kuriamų gudrybių ir pats nuspręsite, ar noras pirkti neviršyje jūsų poreikių. Su tuo sutinka ir ne vienerius metus reklamos srityje dirbęs Artūras Laskauskas. Reklama gal yra paveikesnė tiems sluoksniams, kurie turi mažesnį imunitetą, aš taip sakyčiau, galbūt žemesnį išsilavinimą, bet kuriuo atveju vaikams daro įtaką. Jeigu tu turi savigarbą ir savivertę, tu renkiesi, viską renkiesi. Tu ne tas pačias nuolaidas nusipirkti, bet tu renkiesi, tu esi savo sprendimo šeimininkas. Tačiau Vilniaus miestiečiai sako, kad atsispirti ypatingiems prekybininkų pasiūlymams ne visada lengva. Kodėl taip yra? Nes toks gal apgaulingas mąstymas, kad tu gali sutaupyti kažkiek, bet ne visada tas pasiteisina, bet jo, esu auka akcijų. Nu jo, svarbu nuolaidas. Kai pinigų ne per daug turi, tai aišku, svarbu nuolaidas. Bet nėra taip, kad aš lakstyčiau parduotuvę vien tam, kad aš girdau, kad ten buvo apelsinai 20 centų pigiau. Tai dėl to specialiai nevažiuosiu. Noras pirkti dažnai kyla iš nevaldomo poreikio kaupti prabangius ir mėgiamus daiktus. Pavojus kyla tada, kai malonumų ir gražių daiktų kaupimas tampa siekiamybė. Taip atsitikus, nebejaučiame, kad perkame vien apsėsti godumo ir noro pasipuikuoti. Man ženklas nėra svarbu, man svarbu yra kokybė. O dažniausiai taip ir būna, kad tiesiog ženklas susiejamas su kokybė. Tai jeigu tas atitinka, tai jo, tada ženklas svarbu. Prekės ženklas šiaip dažniausiai nedaro įtakos, bet labiau daro įtaką tai, kai turėjau jau kokią nors prekę ir pasitikiu to prekės ženklu. Ir tada kitą kartą noriu irgi tą patį iš dalies pirkti. Lietuviams tai labai svarbu, manau, nes ir klastočių perka daug vien dėl to, kad turi tą ženkliuką, tą brandą, kad pasipuikuot prieš kitus. Klausimas, ar yra dėl ko mokėti protingą mąstančiam žmogui, trečdaliu daugiau, už pusę daugiau, ar dvigubai daugiau. O jeigu reikia mokėti, tai puiku, žiūrėkit, koks yra sprendimas Indijoje, ar ne, trečioje šalis. Jūs nueinate į turgų, išsirenkate turgų džinsus, kelnes, taip. Jos kainuoja, pavyzdžiui, ten 30 ar 50 litų. Ant jų nėra užsiūta jokia etiketė. Ir šalia guli etiketės. Jūs išsirinkate, ką norite, reiškia, ten Levi's ar Wrangler, ar ten Mustang, ir jums prisiūna vietoj viską. Okei, jeigu to reikia, puiku. Kur nuskubėsime vartodami? Prieš 5 metus nenuvaldomas noras vartoti privedė prie ekonominės krizės, tačiau lietuviai pasimokė. Atsakingai ir kruopščiai dirbančiai mūsų tautai vartojimo katastrofa nebegresia, jei kasdien stengsimės kontroliuoti savo norus ir poreikius.